Po Lietuvos karaliaus Mindaugo nužudymo 1263 metais Lietuvoje atkurta pagonybė. Mindaugo Vilniaus katedra perdirbta į pagonišką Dievo Perkūno, vieno svarbiausių, greta Patrimpo ir Patolo, baltų dievų šventovę. Katedros šiaurinės sienos vietoje įrengti 2 laiptai, besiremiantys į aukurus. Aukurams panaudotos bažnyčios šiaurinių kolonų liekanos. 12 laiptų skirta visiems zodiako ženklams. Saulės spindulį palietus kurį nors ženklą, ant to laipto būdavo sudeginama tą ženklą atitinkančio simbolio figūra. Priešais įėjimą ant pakylos stovėjo medinė Dievo Perkūno statula.